mes šiandien filmuosim klipą. Vienu kadru. Tai, kaip sakom, palengvinsim savo postprodukciją. Bet susikuriam daug kitų iššūkių. Šiais laikais žmonės labai daug yra įpratę matyti būtent to turinio, kuris greitai kinta. Ir sukurti ilgą kūrinį, kuris išlaikytų tą dėmesį, tai atitinkamai ir turi dinamikos įnešti net ir tame viename kadre, kad būtų daug pasikeitimų, kad daug kas įvyktų, kad išlaikytum tą dėmesį. Kas gal yra labai žavu, kad supranti, kiek daug žmonių duotuoju metu, kai yra filmuojama, pačio dublio metu, yra sinchronė, yra viso iš toj sinergijai, nes be buvimo čia ir dabar ir kartu, be vienas kito klausimo, muzikos klausimo, pozicijų niekur nesigautų. Tai daug daugiau pasiruošimo pareikalauja. Bet kartu labai rewarding viskas gaunasi, labai daug gauni to tokio džiaugsmo, kai viskas sukrenta tas vėžes savo. Sakau, gali kažkur biškį nespėt, dar kažkas nesvarbu, irgi būnam šitam jausme, būnam savy tiesiog. Mano visada iš tikrųjų svajonė buvo nufilmuoti vieno kadro klipą. Galvoju, čia tik tai laiko klausimas, kada mes padarysim vieno kadro klipą ir man atrodo, Pamiršk mane yra labai imli tam. Yra labai daug pasakojimo apie situaciją, kurią labai detaliai aprašiau šitoj dainoj. Pirmą kartą šoksiu klipe, tikrai su nuostabia merginų komanda. Be jų tikriausiai būčiau visame šitame sete kaip be rankų. Tai matysit klipe ir daug pakelimų, ir šokio, ir emocijos, ir turim nuostabų vaikiną, kurį aš taip noriu pamiršti. Man atrodo, šitas klipas arčiausiai gyvo atlikimo. Nes iš tikrųjų labai daug veiksmo, kintančio veiksmo, o to veiksmo koncerte ant scenos būna daugiausiai. Tai aš džiaugiuosi, kad šį kartą muzikinis klipas bus arčiausiai tos gyvasties. Pamiršk mane, taip kaip dieną naktyje, taip jausme užburtame. Pamiršk mane, pamiršk mane, saulė kaip ištemiame, pasislėpus nejučia. Pamiršk mane. Man yra labai lengva statyti choreografijas ant atlikėjos ir ant kūrybos, kurią aš jaučiu ir prijaučiu širdimi, ir tai yra mano komforto zona. Mes su Paulina, manau, labai viena kryptimi žiūrim ir stilistiškai to pačio norim. Tai iššūkis choreografija nebuvo nei kiek. Iššūkis buvo surasti komandą, šiuo atveju pagrindinį veikėją Nojų, kuris turėjo būti ir šokėjas, ir aukštas, ir simpatiškas, ir atliekantis tokio gan subtilaus, ne iki galo suprantamo vaikino rolę. Tai man tas buvo labai didelis iššūkis surasti tą vienintelį, bet mes tai padarėm ir suradom tobulą variantą. Čia nėra taip viskas greitai ir lengvai padaroma, kaip norėtus. Bet padarysim. Pamiršk mane. Saulė kaip užtemime, pasislėpus.